žinai, ką gauti, žinai. Mes kokios galime šotkės tutė. O čia rodo, kiek visi rodo, Čia pačia, nulis kas. Taip, kad galim dar keiktis. Įsikeikim, sakymą, įdėjau. Gerai, nulis, dar galim keiktis tik metų. Čia buraška, čia kaip tai va. Tas grunės tai jėgė, jo, žodžiu, Va, įsitikė. Šiandien darysim Harlem Shake'ą. Harlem Shake'ą vėl daryti? Version 2. Gerai. Tik kaip pasina. O tai kas? Aš galiu būt tas, kur su šitos šalmūno. O mergaitės tai yra pavyzdės. Turėtume papai geriau objektyvą krenta. Julius Katėtų kaip mane. Čia žinai, kas yra Julius? Julė ten leisi, kad matytumai, nes iš jos labiausiai reikėjo. Laimė. Julė, atsisėsi ten. Ne, Julė pirmąją. Ne, tam kampe. Kodėl? Nu, toj pusė, kad matytųsi mūsų. Nes jie dabar nesimato. Davai, Julė, sėsi čia. Čia jau rodom. Nes dabar yra Jo, lankiau. jau rodo. Ir tiesiog giliu. O, paparų, prisijungė ir kažkaip. Nu, Julė, pat. Tomai supažindim su visų scenarijum dabar, jeigu, prasme, per kokią laidą rodysim. Kaip girdėjai, tikriausiai šlovė ir turtai buvo atšaukta. Ten netinkamo turinio, tai va, reikia kažką eterį laiko užpildyti dabar. Ir tai va, leidžiam naują laidą. Važiuoju dabar iš Vilniaus, sugrįžu savo komandą, tai yra produceris, yra žurnalistas, žmogus, kuris iš tavęs vyks interviu. Jie giminiai dėl to įvienodai žiūrėjai. Kodėl taip reikia, man liepia šiandien būt minėti. Garsiau Julius, čia nesigirdi. Jie nėra identiški, bet jie susiję iš tikrųjų. Klausykit, daug žmonių. Tai dėl bulės. Jie gimė skirtingais metais. Mane tas pirmą, kitą sausio. Aš pasakysiu dabar, aš noriu padaryti, kad būtų nulis. Kur mūsų princesė, kada ateis, neskambina? Kuri yra princesė? Čia? Čia reikia būti. Kas yra? Jau mygtukas Kam reikia princesė? Ir dabar iš principo neatvažiuotis, jis buvo vienas iš tų 6 prisijungų. Džesinai nepyk. Nepykis tu, iš tikrųjų mes tave labai mylim. Tik kalbėkit, kad dabar paleidžiu prie pamą pro šoką. Reklamą. Su tau namą. Paleidžiu Reklamą. reklamą. Tai mane kur mėgoji šiandien? Aš miegojau namuose, iš tikrųjų čia yra vienas iš Aš to, čia šiandien. Nu, ar va čia, va čia. Čia, šalia manęs, kai matytum, jau net kelių. Tai kur mėgoji šiandien? Žinai, vienas iš to atvejų, aš iš tikrųjų vakar pavairavau namo. Parašykit Red Bull'ą, aš pavairavau. Aš važiavau namo vakar. Nesimušę vakarą, klube gėriau, kurių sulgis, kad galvoju, kažkaip visiškai įsidaviau. Alio? Bet tai tu taip galvoji. Paskui aš pravažiavau, žinai, tas būna atvejis, kad tu atrodo esi blaivas visiškai. Kol net ir atsigulį į lovą, viskas normaliai, bet kai užmerkia akis, pradeda viskas suktis. Tada aš supratau, kad aš nesu blaivas. Vakar mačiau tą Prie mašinas turbūt grįžai, ne? Tu laikė, kad tu taip paviravo. Mačiau mergaitę tave kaimyną vakar grįžai. Oi, vakar jo daug mergaičių iš 40 metų mane kabino. Viena nuplečia apie Arba dalyką. iki 20 metų viskė. Netgi vėl vyresnis susiradai merginą. Kiek šitas sekundas yra? Kiek tiesos jo tuomet šiame vinde? Kiekviename mele yra Bandienas. Žiūrėk čia, prisėsti Ar paskui. tiesoje yra navo? O Julę paleistum, Julę paleistum ir jūs ateis. Kažkaip labai nebeisnis. Šiek tiek, žinai, iš pornografinių filmų, kur buvo tas kambariukas, kur ten tipo interviu daro, kurio sopa tik tai stovi. Arba ir kamera. Išbando merginą, ar jinai bus tinkama filmuoti. Tai va. Tik trūksta, kad tas sopa Kiek reikia pudros, kaip nesimato. Turim Juliją, Killers Disco Bar. Atstovę. Kartus įvykti. Už nugaros groja G-Spot DJs. Iš Kauno pas mus šiandien gros yra klube. Išbandys. Kaune yra daugiau negu vienas geras dalykas. Be bilieto į Vilniaus šitą. Tiesa. Julija, dabar tu gali pakviesti visus į
yra disko bar, produktas, būka visi. O, aš dar pagalvosiu, jeigu iš tikrųjų aš taip susileidžiu į savo barą. Nu, tu ne savo O ko barą. neįleidži? Nu, ta prasme, nu, vis tiek pažiūriu, kai žmogus atrodo, pavyzdžiui, nežinau. Pažiūriu dar. Nu kaip atrodo? Kaip atrodo, kad neįleidži? Nu, mergina truputį gražiai apsirengusi, gyvta. Kažkas siunčia linkėjimus, tik neturiu šitam telefonė numerio, kur Džestinas klausia, kur Džestinas, aš pagal kas nežinau, Džestinas turėtų tokius pasirodyti. Ir parašyk, kas čia rašo, nežinau. Kas yra? Nes dabar nebeišmanusi telefoną, tai turiu numerį. Jau prasidėjo, gerai išjungti. Ir taip kiekvieną vakarą, aš jau ir galima prie to priprasti. Labiausiai daug, kad tos laidos neuždarytų. Nenutraukinėk, Julė. Nu, tai va. Nu, tai kaip tas? O kokie žmonės ateina? Nu, merginos gražios labai. Suknelės, bet manau, ne taip, nu, tik pažiūrė, kaip atrodo. Akcentas lietuviškas. O kaip tas baras ateina? Oi, aš nesakyčiau. Nu, vadai. O, galiu? O kaip, o, ką tu man tu nori? Papasakok, nu papasakok. Savo talentą atsinau. Kokia ten? Talentų laida kažkaip Aš turėjau vakarį iš faktoriaus, dabar iš kokio čia. Iš baras, Aš realybės šou baras. Killeris disko baras. Nu, ar pradėjai dirbti ir ką? Įsimylėjau darbą. O kolegas? Na? O kolegas? Kuris kolega gražiausias? Kas? Kuris kolega gražiausias? Kurį labiausiai myli? Mūsų pasui laidos svečią. Man išvinama čia į kadrą. Irgi labai trumpai. Aš mergino? Kolega. Ai, kada? Ir o iš merginų. Aš noriu pertraukti truputėlį žiūrovas, tad mūsų visų yra 5 bendras toks dalykas, kad mes visi čia sėdintys turim po merginą. Ir Julija. Ir turim visi atrasim. Dėl to suprantu, kodėl Julija negali pasakyti, kuris sakinas ar ten kolega yra jai gražiausias. O kuri kolegija gražiausia? Tai čia dar daugiau kompromituoja. Nu, Drakonas žiūri, va. Apie orą geriau pasakėsim. Jų leidžiai pasiruošęs savo kokteilį kažkokį čia mums parodyti. Taip. Koks dar mėgstamiausias kokteilis? Mano mėgstamiausias yra... Na, man patinka saldumynai, tai gal. Pino colada. Saldumynai? Jo. Braškiai ir nakoladas. Bet šiandien rodysiu Master Blaster. Kodėl tu sakai, kad tai ir Master Blaster? Ir sakyk. Ačiū. Aš tik noriu girdėti. Tai pasakyk kažką už žemperį nori atsidėkoti, padarysiu su jį man. Tai aš negalvoju šiandien. Taip, ne. Aš negalvoju. Tyliai. Mano dalykai paprastai. Taigi visi gavo. Na jo. Julė, aš turiu vieną tavo. Ar turi? Tau palikau. Kokį Aš tau galiu Excelą savo atiduoti. Tai kokį pradėsi kokteilis? Master Blaster. Su kuo? Su Jägermeisteriu, spanguolių sultis, lajamas ir Давай, терминus. Давай, pabandyk терминus. Davai. Aš patrauksiu. Padarysiu varžytuvas, jeigu mane išmokti, reiškia, kad ką galima išmokti. Tai yra dar vienas kokteilis. Man atrodo, ai ne. Ir matau, nes jūs labai svečias jau yra pasidėjęs tas stakanas. Ne, tai yra, čia, va, Tai va, pačiai. 50 eurų bauda. Kažkas. Jo, padarysim šitą. Čia mūsų baro vilka. Baro vilkas. Čia dabar pakelt parodykų skyrių. Čia yra ledukai. Supratai, nervinai, čia yra nedaugė. Visi yra stiklyras. Maždaug iki čia, ne daugiau, ne mažiau. Bandys neįdomiau. Visi gal aukščiau, kelkis. Kiek čia yra lietuvių skaičiuoti? 10-15. 10-15. Žiūrėk man. Dar vienas su pora. Visus užteks. Šaunuolis, prašom. Prašom dabar matyti. Aš per bojus būsiu. Taip. Nėra kad tu. Ne, reikia pasakyti, reikia pasakyti. Ne, nesigirdu.
Linai! Pasakyk pavadinimą, nes aš lietuviškai nemoku. Kaip čia yra? Matuoklis? Armatūra? Nu, paimam, reikia 40 litrai. Taip. Oi. Žinau, kad čia yra 40. Nedaugiau, nemažiau, nes... Čia dabar esmė, Julius, kad čia yra 40 laipsnių. Gali, ledukai ištrauks. Kaip girdisi? Kas tai? Kur yra? Čia pilnas yra 40. Taip, bet nedaugiau, nemažiau, lygiai žiūrėk, kur yra... Tai daugiau, aš manau, ir netelpu. Kas tai netrukdė? Nesutikime. Tu trukdai. Atsargiai. Gal kalba? Įpylį daugiau, Tomai, matėm. Ne, dar man... Nu, gerai, normaliai. Dvigubai skiria. Prašau. Laim, kur dar? Laimo, sparbuoju. Tik ne rankom, ne rankom. Kas čia yra? Masažas. Gerai. Paimam? Prašau. Aš prieš tai pizzą valgiau, aš galiu išpratom. Aš tai šokiu. Patip. Jie apšokė, ar Jie apšokė. Jie apšokė. Jie karą sakė, kad škalą. Čia ne aš pradėjau. Man galima, nes aš lietuviškai šneku, tai man galima rusiškai šnekėti, man duoti raštą. Čia kažkaip įdomiai. Nu gerai. Parodyk. Parodau. Tai ne ten, ten. Gerai, reikia spausti. Spausti, taip, mesti, bet su meilė tikrai. Su meilė. Su meilė špautos, meilė meilė. Mesti ir su meilė. Oi, kaip užsikrėt. Džiavina. Džiovina, žiūrint jų tikrai džiovina. Žiūrint į mane, tau turėtų sveikti. Apie 100 eiklitų. Tai man su jo. Ne daugiau, ne O kaip tu mažiau. skaičiuoji, pavyzdžiui, Aš jau šimtą? žinau, aš jau profesionalė. Paskaičiuoju Ai, mane. O kaip tai dabar tik 100? Kai mane mokė, kažkas man gali daryti, man liepia skaičiuoti. Kai užžiūrė, tai būtent skaičiuoti. Vienas, du. Bet jei pamėti skaičių, skaičiuoju per naują. Butelio netėtė. Nu, tai šnekėjau, kad šitybė. Čia šefas. Taip, jau. Šefas rašys. Dėl jų legelį nedarys, ar Kitą kartą. Matau. Nes tai gerbėjams iš karto šitą. Alio. Gerai. Nu, klausau. Tai iš nusivykti. Na, tai, jo, bet matai, kaip yra, čia aš neturiu telefono tavo įsivedęs, nes čia savo esu pametęs. Tu gali gal eiti, kur dirba? Galima maišyti, ne? Reikia būtent šansą, mes Ne, neturime. gerai, sušiau dabar. Va, taip, paėmė iš... Geras, man patinka, geras. Deni. O šiandien su mašina vairuoji? Ne, šiandien be mašinos. Tai meškiuką paragausi po tada. Mėšiukas man, aš ragavau, jis man labai skanus. Skanus labai. Man irgi patinka. Ir bemis skaniai visai. Tu paragausi, tai čia padaryk, vadinasi? Ne, pas mane geresnis. Čia patirti silpnesas kelias, kai jie pažiūrėjau, tai tu nieko nebuvo. Tai pažemė. Čia geriau su meškiuku. Bet kadangi kai žinom, kad čia yra vitinimas, tai meškiukas. Slaptajams, tai aišku, patiko dėlis mūsų. Jo. 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 Nu gerai. Nu, Julė, ką dar apie darbą mums papasakoti? Kaip atsidūrė, va, Dr. Kau klube? Julė, viską vadė, papasakoti istoriją. Gal tai tau kalės. Ne, nu, o kaip aš turiu iš pavyzdžiui? Tai visą kitą. Jo. Bet kad įdomu vis tiek būtų. Karlova? Taip, žinoma, kad ne. Ačiū. Ne, nu, papasakoti. Tu kaip, nu, tu neatėjai, va, aš dirbu. Šiandien buvo priešas kolegas. Nes aš turėjau važiuoti į Vysą, kad čia važiavau Vysą, atėjau Daktą. Čia gerai. Atėjai ar pakvietė? Ne? Atėjai ar pakvietė? Pakvietė. Bet tikrai tai buvo, dabar aš galvoju, arba važiuoti į Vysą, nes man gal buvo net 2 dienas, reikėjo, nu, tą kontraktą pasirašyti. Ir galvoju, noriu čia. Patiko, ne? Gaila, kad čia nedarysi. Nekeičiu. Kodėl?
pasirinkimus, o manęs pakvietė šiandien. Bet rimtai sakau, nei vakar, nei šiandien, aš jau rašau. Tai du turgus pasirinkimas buvo gal kaip žiūrė. Bet vis tiek aš. Nu, gedu jau rašau, skambinu per Facebooką. Per mane kada nesnebė, nes aš pasirinkimas. Tai gerai, Aš žinau, gedai, kad tau nepatinka estamatai. Nu, bet nepyk, aš tau visiems parašysiu. Tai parašau iš tai. ir Facebook'e rašau, tiesiog nieko nesako man. Todėl, kad aš interneto Facebook'e kaip aš tavo rašysiu. Vienas sąskaitas, kitas internete. Nu, tai va, o buvo susitikimas šiandien? Buvo vėliau ir tu praleidai. Man vėl niekas nepasakė, aš nesuprantu, man jau nepatinka. Tai mes per Bluetooth'ą susirašinėjom, kodėl tu nepasijungi? Tai duos lesbius. Arba į gilerius neįleis. Čia aš turiu jūs. Pakalbėdavau. Ką? Biški jo. Kol atrašys papasakoju tą dėkimo istoriją ant kešo. Čia laimė, kaip sakė. Ja, dabar dar didesnis. Dar didesnis? Jo, čia naujas yra škitas. Tai tavo tik planšetė ir telefonas skiriasi. Ane? Jo, planšetė. Labai jau galima kalbėti. Kaip atrodo, kodėl įrašą galima girdėti? Kur galva? Naujasis Samsung veidas. Žiūrėkit ir džiaugitės. Vėl skambina. Vasokar paskaitis. Nu, ką čia? Nuskambinau, paprašiau porą, aš tą dabar skambinu. Ne. Ai, perkau kompus, nes įvečiau jie gerai. Nu jau nedori dar gal papasakoti, ar jau viskas. Viskas jo. O ta prasme jo nori papasakot, ar jo viskas? Dabar jūs nelegaliai Aš nuskambėjęs kažkiek. Ne, tai negalim padaryti. Ne, reikia. Vakar gavom iš šitą. neblogai. Tiesiog Tai čia labai neblogai. Aš sakau, kai tu negalėsi dirbti, tu sumat. Bet kada, ne? Ne. Sakė, tai čia turi mes šiandien. Svečių. Aš už durų girdėjau kažkokį tam išreikti pažiūrėti. Kas tai nevadinti? Užžeisit? Sakė, jo. Dažas. Dažas. Reikia vilko apsirengti. Vilko apsirengti. Tai yra vilkai. Mano galva neįtų. O mano viskas. Tai tu ant viskas nesidėti. Tavo paskirtis yra kalbinti čia svečius. Tai daug nieko nereikia. Aš tai jau pagerti. Aš atnešiu picų mainais, tai galvojau pagerti gausiu. Aš tikrųjų, aš kaip tiesiog Aš iš jo dėl pačių Bet sąskaitų. vakar šiandien nesumokėjau už beškės. Ne. Kaip šiandien. Tai man rašo, į mėnesinę sąskaitą turiu daryti. Ir aš jaučiu, kad už nugaros ant širpuliukai eina kažkas ant stebi. Mes turime studijoje du identiškus dvynius, gimusius skirtingom dienom. Ir didžiai G-spotai, šitaško ieškotojai. Jūs galite Aš atsisėsti. nešu į darbą, Julė. Tu jau paklausinėk, nes aš turiu svečių sąrašą nusiųsti. Supratau. Aš galiu būti slaptasis svečias. Mes to esteto užfiksuosim, bet Tai gerai dar Julišką pakalbinti. Jo, nenorėjau aš kilerių. Jūs kaip nenorėjote? O, dar mokėti reikia. Aš jau net nuogas nedavė. Daviau nuolaidą, daviau šansą nemokamai. Nu. Jo. Nenorėjau. Prašiau, bolių sulčių. O ką įpylė? Galvas. sakyčiau, šūdus komanda. Kas yra čia įvyko? O tikrai, įsivaizduoju, čia aš suprantu. O kita pusė? O kita pusė. Ar čia yra vyras ir moteris, čia yra savus renginys? Noriu kada nusipirkti. Tai čia dar buvo. Matai? Mano gyvenimas gali apsiverti. Negroju. Gerai, reikia dar programą, nes kažkaip labai liūdnai rengti šiandien. Bet dar. Gerą vakarą. Ne, tai kiekvieną dieną gerai. Ne, jūs mane tada. Vėl pasistėlė. Как шмака блин.
Kertai visi mato, kad čia tu. Paklausti, O jūs paskėtas? Ne, mes laukinių žvėris nesame skiepyti. Bet taigi šaitas, kur nėra tas granulas kažkokias nuo pasitlygės, ne? Kada čia baigti? Čia beveik tiek, bet aš šį kartą. Tai aš ir esu. Čia tikras tik lapų labai daug nuvaškas įtrai. Viskas normaliai, ar atrodo laukinis? Apės atrodo laukinis. Netoli. Nedaugti to taip daug, kur neprideda. Supratau, žodžiu, padėgi man tai nusirėdė. Nes iš tikrųjų pakankamai dėkingas su tokiu kostiumu. Pats nesigeltų. Jo, biškė. Galite pisėti? Tik per lūpas, profilį. Tai nu žodžiu, iš tų tiktukų matysime šiandien Judas pas mus Rimčeno. Jo, vatas karjeras. Karjeras? Ir jie dabar yra rujojimo periodas. Karjeras. Jis kaip karjeras. Dėl kai bus du, Jau. O kas antras? O kas bus antras vilkas? Para vilkas. Para vilkas. Nu, tai priimsit mus, jo? Kažkur to. Priimsim. Gerai, tai mums dabar į kampą. Vienas į kampo, kitas ant kampo. Sėsk ant kampo. O trečias klausinė. Dedam ant kelių. nu tai patogiai iš gumišės radas. Kaip kažkas radau. Ne, nu stop, tai ką dabar istoriją pasakos trumpą, jo? Jo, Nu, tai diskos dydžiais... projektas prasidėjęs prieš daugiau negu pusantrų metų, jo? Netyčia tokiam vienam klube sienai Kaune. Kodėl? Nu, va, toks yra pavadinimas senas, reiškia, tai susipažinom tai visai netikėtai, kaip sakant, bent gavos taip, kad sako, ateik, ten vienas bičas, sako, neblogai groja. Aš pasakau, šiek tiek ilgiau savo kolegą. Ir... Nu, kad paskui suprasta, apie ką kalbam, ar ne? Kuris plokštelės anksčiuojas? Mes galima spėti parodyti, kiek mes asinešam. Nes pats principas yra toks, kad atsiradom taip, nu, čia pasakyti, labai toks, žinot, kaip būna, kai, sako, yra meteoritas toks, tai krenta, kažką atsimuša į žemę, ar ne? Čilelis, jo. Jo, nu, matėm. Jo, tai idėja buvo tokia, kad mes taip ir atradom, taip iš niekur, staiga, kaip ten sako, ne taip, kaip Putinas pažiūrėjo meteoritą, meteoritas kur grįžo, ne taip buvo. Mes tiesiog taip iš niekur nieko atsiradom, tai pažinėjom vieno vakaro metu. Ir viskas. Ir nuo to laiko, kai pradėjom, tai kiekvienas savaitgalis, nu, 3 mažiausiai grojimai, o taip Kaune pastoviai važiavom, paskui nusprendėm, kad Kaunas jau nulankytas visur. Nu jo, ko, aš irgi norėčiau jūs. Kliūdas taip ant Kauno važiuoja. O tau tiesa, kad Kaune visi sportuoja, vieni bėga, kiti gaudo. Ne, šitas jau biškai paseno, buvo anksčiau, visi taip šneka kažkaip apie tą Kauną, nebėra. Nu, mes nevaikštom naktim. Dėl to nebėgioja. Dėl to nesportuoja. Bet tai mane pažiūrėjo, galvoja, kad užsienietis, tai bijau, kad susprogdinsiu pastoviai. Tai nieko tokio, viskas gerai. O kada tai buvo diena, kai jūs atradote, kad jūsų tėvai yra bendrai, jūs vis dėlto esate studentiški žiniai? Tu sakyk, aš. Aš Tai tiesiog. čia pirmiausia reiktų metrikus pažiūrėti. Tarp mūsų amžiaus skirtumas čia toks yra, tiek, tai keliom dienom jau ne. Keliom dienom? Nepasakytume, nepasakytume. Nu, kaip nebulaš. Nu, kad aš tas tik ir buvau trumpiausiai dėl to, kad mūsų skirtas. Julija vis dar galvoja, kad tai yra produceris iš LNK ir tai yra žurnalistas iš LNK. O aš tik... Ai, iš tikrųjų taip ir yra. Ja tai papjausiu tave. Tikrai papjausiu tave. Paskui pašnekėsim. Čia dėl tikro vilko, dėl producerio. Ne, čia ne LNK. Čia tarptautiniai dalykai. Aš prieš mėnesį Juliui uždaviau klausimą, sakau, kur tu eidam į vieno tokio didžėjaus vienam klube pasirodymą, ar į Vaido Baumilos koncertą. Vaido Baumilos koncertą. Julija sako, o kas tas Vaidas Baumilas? Ir tai nežinojo, kad yra Vaidas Baumilas. Ne, bet paskui jau supratau, kad tai. Dabar jau žinai. Jo, ir jis buvo kileriai irgi praeitą savaitę. Nu, labai būtų šau. Ne, ką neįdėkęs. Tiek neštai, kad su tavim. Vienangis. Aš dabar esu vilkas, ir šiuolaikinis vilkas. Aš vaiduoju esu vilkas, o kas čia? Nesvarbu, vis tiek aš varą vilkas. Pasidarė, tačiau
papasakoti apie... Kodėl tai yra G-Spot, kodėl jūs esate G-Spot? Ai, kodėl tai pasivadino? Dabar galvoju, kaip iš tikrųjų atsirado tas pavadinimas. Fotografas pasiūlė. Ai jo, buvo toks bairis, nu reiškia, aš ieškojau kaip atskiras didžėjus savo logotipo, ar ne? Ir kažkaip, nu, mano vardas tikras yra Kaunis ir visi galvoja, kad čia yra bairis. Jis iš tikrųjų yra tikras Kaunis? Jo. Jo. Nu jo, supratau, kodėl tu teisinai Kauną. Nu jo, čia taip tiesa. Ai, dėl to ir tokius ieškosi. Ne, čia... Jo, reikalas atsirado taip, kad mes norėjom, reiškia, nu kaip komanda vadinu, nu sunku kažkaip tokį kvailą pavadinimą sugalvot komandai, kad būtų linksma, ar ne? Ir gimė ta idėja visai iš niekur, fotografas, kažkaip, sakau, reikia man logo, tipo, man čia reikia, mes dar negalvojom, kad čia kartu kažkokias ant komandos vardą kursim ar panašiai. Ir fotografas, sako, atsiunčia man į Facebooką, reiškia, tokią, kaip ir padaręs ten idėją logotipo G, ir, reiškia, spot mažom raidėm, bet toks sublūrintas. Kažkaip ten ant bairio, nu buvo toks, kad tipo nesąmonės G-Spot, Kaunis G-Spot būtų, kažkas tai tokio. Mes pagalvojom, nu, kodėl ne, nu, toks kvailas pavadinimas, linksmas visai, G-Spot DJs ir viskas. Tai yra popsas, G-taškas. G-taškas, jo. O po to... Šypsena. O po to, reiškia, atsirado tokia legenda, nu, pradėjau kurtis truputėlį apie tą, mes kaip ir mus aprašo, reiškia, tokiu principu, pradėjom labai švelniai groti, ar ne, ir stengiamės orientuoti visą muziką į moteris. Oi. Jo. Po to gavosi taip, kad tos moteris vis tiek barai tiek pinigų neatneša, ką darysi. Tada pradėjom orientuoti truputėlį ir taip, ir visą laiką tokį stengiamės rasti kiekvieno G-tašką, mes taip ir vadinamės iš principo. Nu tai yra tiesiog toks šūkis mūsų. Klausė klitoris. Klitoris, nu kaip? Bet žiūrėk, dabar klitoris, nu kaip dabar, nu angliškai, neskambės kažkaip. Nu vis tiek orientuojamės į tą plačią rinką, ne vien tik tai Lietuva. Lietuva yra Lietuva, o kas toliau, tai mes žinom už tos Lietuvos. O yra planų už tos Lietuvos? Taip? Kur? Nu tai pirmiausia visą laiką yra UK. Kur? A, UK? Jo, pirmiausia yra UK. Labai norėtųsi gal Latvijas, su kas pačia Ten pažiūrėjau. daugiau lietuvių. O, norėjau būtent vadinti, žinai, kas yra UK? Anglija. Anglija, nes ta prasme, kaip visi O supranta. Julius, tu žinai, kaip žaidžia žmonių futbolą? Vienu metu. Tikrai žinau. Žinai, tai pasakyk. Manaira sakė, Nu, aš vėl sumaišysiu, man labai kai krepšinis ir futbolas. Nu tai futbolas. Futbolas kažkas kojams sparda kamuolį. Jo. Ar kažkas ten čia? kažkas beldėsi. Piktas veidas iš Piktas veidas už durų ir platusis svečias pasišauna. Nu, tai kaip ten daug futbolas? 21. O kurioj komandai 11, kurioj 10? Tai čia. Jo, 22. Julija, tai kiek? 21 tai tas, kuris bėgiojasi su geltona laimė. Nu, po 10, ar po 11, nu, gal pamačiau, ai, aš nieko nesakiau. Aš nieko Tai čia nesakiau. krepšinė. O tas kaip tavo sakė, ką jis daro? Teisėjas. Aš jau žinau. O esi vienas? Vienas? Ne. Jo, vienas. Tai jo ar ne? Taip, vienas. Tai po 10, 21 tai tas yra geltonas ir vartininkai. Ir vartininkai. Nu, beveik pataikė. O vartininkai... O su kuriam aikėm yra vartininkai? Kas buvo? Mėlynom. O kodėl Jo. ne? Arba Gal žaliom. būtent. Gal Žaliom ar mėlynom? Vartininkai? O dieve, jų visokių spalvų žinau. Visokių spalvų reiškia yra. O krepšinį kiek žaidžia? Tai nežinau. Ei, tu, ką tu nežinai, sako. Palauk, krepšinė daugiau. Daugiau Daugiau, žaidžia. negu futbolė, ne? Su vartininkai žaidžia krepšinį? 22 irgi. Palauk, aš supainiau viską. Nu krepšinį kiek žaidžia aikštelės žmonių? Nu. Puolėjai, gynėjai, saugai ten yra. Kartu viskas skaičiuoti? Jo, jo. Kartu į vieną, ta prasme. Ketus su tavim iš vis. Jau bauda iš vis. Kaip galvausi kastą? Kokiam ir man turi? Čia slaptas mūsų svečias. Oi, kaip žinai, aš taip. O ir man tas tau patinka kaip darbdavys? Kaip kas? Kaip darbdavys. Šakniniai dalykai kedai, aš nesuprantu. Tai va. O aš? Bare pas manęs pinkelį. Geras nori, aš čia noriu. Jos terė nori, ne jo. Oi, tas. Nu, aš po 22. 22. Po 22 komandų. Krepšinėje po